Šiandien lankysime tam tikrą rimtą faktą, vadintą 7 fortu. Šitam forte jau buvome, o štai 7 fortas. Bet mes ten nevarysime, o šitą skylę. Reikėtų mums užlipti į aukštesnę vietą, kad geriau matytume forto aplinką. Čia matome vieną bokštelę. Šias formas įdomios konstrukcijos, šiek tiek kitokios negu buvo mūsų praeitasis 6 fortas. Man labiau patinka. Mums reikia užlipti tą. Ten to praėjimas yra, bandom, kažkoks kalniukas. Matyt, šito teritorijoje daug kas lankėsi jau ir dažnai lankosi. Įvairiai taip žmonės. Ir visokie vaikai. Atsargiai žinoma, aš neįkėsimės. Atsargiai. Tai būtų čia pavojinga. Atsargiai nepaskys. Palauk, aš žinau, palauk. Mes reikėtų išžiūrėti dėl šio baiga. Papakysiu filmavimo stilių. Taigi pasiekėme aukščiausią 7 forto vietą. Netoli mūsų yra bokštelis, iš kurio pafilmuosime daugiau vaizdų. Daugiau 7 forto. Jau čia bandom. Atsargiai lipam, čia kažkoks labai keistas lipimas. Čia ant tiek pavojinga, kad net linksma davės. Matai, ant kiek yra maži laipteliai. Įdomu, aš neįlūšiu. Man tikiuosi, aš nesu per daug sunkus. Čia šviesa yra. Buvo kažkada. Čia kažkada buvo šviesa. Dabar jau matome, kad viskas surūdyja, sugedė. O ką čia buvo, važiuoju, aliarmas, nes jungiam aliarmą. Štai dabar nufilmuosime aplinką. Aš tu ateisiu su kitokia kamera, kad patauk čia daugiau vaizdų. Bet štai toks tai, kad šių dienų forto aplinka šių dienų. Kaip dabar atrodo jinai? Toks stebim, ar žydai nepabėgs. Nes grinai taip atrodo. Šiandien tikrai nestabilu. Mato, nėra net laiptelių, čia vapšiai yra. Čia buvo kažkada. Kažkada buvo, dabar nieko nėra. Štai visa aplinka. Čia tikrai, manyčiau, viena aukščiausių vietų, kokia galėtų būti. Čia jinai stebėdavo žydus, stebėdavo kitus kalinius, stebėdavo žydus, stebėdavo lenkų kalinius, stebėjo visus kalinius kareivius šiame forte. Kažkas mus žiūri. Kur? Nežinau. Bandom važiuoti, kas ten dabar yra. Vat nusileidžiam šitą vietą, va tai. Ta vieta, va šitą, va. Bandom. Dabar bandome slipti. Vėl parodysiu bokštelę, tai žinai. Šitą. Kaip atrodo viskas šitaip. Bandome lipti. Tai kažkada buvo laipteliai, bet išvažiavo. Liko tik konstrukcija, tai gaučiai. Kaip sakoma, visiems reikia pinigų. Bandysim perimti kamerą kitą pusę. Nu tikiuosi nenukris. Nuo smalo tie batai, tai slidoki. Bandysiu šuoliuką dabar gauti. Nu va. Bandom dabar žiūrėti kitas vietas. Apeinam, čia tai užsipškė. Čia kažkokia įdomi vieta. Po to ją dabar pafilmuosim. Eisime po ten va. Eisime čia pieščiom ateisim. Ir nusileisim. Čia yra fortas paslėptas, mes dabar ant forto. Čia yra viena geriausių konstrukcijų. Kuo skiriasi nuo kitų fortų, nuo 9-ojo ir nuo to. Šitas fortas 7-asis primena 9-ąjį fortą iš konstrukcijos. Iš esmės jis panašus, kadangi tiek 9-ajame forte, tiek šitame yra pastatyta ant kaip ir pasakyti piliakalnių, galima pasakyti, abu fortai.
O 6 fortas, šiek tiek kitokios konstrukcijos. Bet jis irgi, žinok, aš buvau ant viršaus irgi. Bet pagrindiniai dalykai šitam forte kas yra? Tai medžiai. Čia medžiai, kai matome mažoką. Bet jo konstrukcija tai ta pati, nes aš su draugeliais vaikščiau, tai ten buvau, žinok, Tai va. Dar galiu pasakyti vieną dalyką, jog šis fortas tikrai geriau išsilaikęs negu, pavyzdžiui, antras fortas ar kiti fortai. Čia manoma, kad šito vietoj neįtin pavykdavo pasiekti vokiečiam ir kitiem tuometiniam Lietuvos teritorijos priešam pasiekti šios teritorijos. Kai nelabai pavykdavo, tai čia ir mažiau šitą vietą buvo nuniokota. Mes dabar bandom varyti ten žemyn kalną, ne į tą pusę varai. Mes čia bandom. Šitas sugrįš. Bet tokius sunkesnių nusileidimų darysiu. Oho. Oh, god damn it, son. Gražus. Blau, ten dar klik blau mirė, kažkas čia bando nusileisti. Dėja. Tai mirties zona. Čia man kažkaip duobių yra, gal žinau, nuo kalno. Pažiūrėk, jau ten žvakučių, tai vietą mirė kažkas. Tai vietą. What the fuck? Čia fucked up vaizdą. Kažkas mirė. Rimtai, žiūrėkit, žvakučiai yra, galite pažiūrėti. Mirė, na. Čia, jeigu neklysiu, gali būti, kad čia viena iš tų vietų, kur nukito mergaitė, gal. Ai, tu pats kažkur mergaitė. Čia kažkaip buvo kažkokia vieta, nežinau, šitas fotas ar kitas. Prieš kiam fote buvo, kad nukito mergaitė. Žinoma, mes čia gal per daug akvaizdžiai esam. Bandykim po kitą pusę pralysti. Einam prie to bokštelį. Bandom pirmiausia čia, o paskui parodys tą įdomią vietą, kur prieš tai buvau pritaikęs kamerą. Toliau einam aiškintis forto ypatybių. Čia antroji aukščiausia vieta, manyčiau, forto antroji. Bėgsim jos. Užbėgti gėdai. Va, antroji aukščiausia vieta. Po supinėse netoliese. Žiūrėkit. Oho! Pažiūrėk, Deivė. Bet pažiūrėk, kiek čia statu. Aš šokčiau, tai kojas lūžti. Čia, nieks pečiai nereikia, tai čia mirtis, žinok. Čia kojų lūžti. Čia kokie gal... Apie šį... Jeigu norint vadinti. Jo, čia, žinok, pasirinkimas jūs. Čia gal kaip 30 metrų aukštis, tai žinokit, 30-20 metrų. 30-20 metrų, tai žinokit, sakai. Tai einam gal kitą vietą žiūrėdama. O čia yra... Čia manau, kad galbūt kažkas buvo rūkoma, maistas gaminamas, ar netgi gal žydai deginti, bet abejoju. Palauk, Deivi, neik nieko, palauk. Patikrinsiu, koks gylis patikrinsiu. Pagal klausom, tyviai. Ai, toks. Negilus, gal kokie 5 metrai, 5-10 metrų. Na gerai, einam, kitas vietą žiūrėti. Štai yra įrengtos supynės, matyt, čia žmonės dažnai lankosi. Gal tiesiog jūs paskilino, einam su to daryti. O, aš biškai. Jeigu šaka mažiau. Žinok, jo, atsargiai. Tokios vietos nėra itin saugios. Kai atbrėžia, tai nelabai gerai. Toliau pažiūrim fortą. Va, dar daugiau įdomios aplinkos. Mažas biškai. Visas kalnuotas. Greitai jie apžiūrėt galima. Bet vėliau padarysiu daugiau medžiagos sakytinės, daugiau informacijos apie patį fortą. Na, pakalbėsi vėliau. Duris užrakinti. O, žiūrėkim, čia yra įdomesnių šiek tiek vietų. Manosi, aišku, manosi visas Kauno kraštovaizdis. Nu, toks ten. Manosi, va, šiandien rūkas, tai aplinka neįtin ryški, nesimato tolimų vaizdų. Eim čia. This is not good. No friends. Oh, bitches. Įdomesnių vietų. Bet man, pasakysiu, konstrukcija šiek tiek pirma 9 fortą. Čia yra kažkoks įdomus radinys. Čia bomžekas. Ai, čia jau čia šaudyta. Čia žiūrėk, kažkas buvo pafilmuoti. Bomžeko. Jeigu nepridirbta, tai patikrinsiu. Gali būti. Čia kažkokia įdomi vieta. Čia kažką irgi darydavo, nežinau ką. Galbūt stebėdavo, ar net vyksta, ar neatskina artilerija, ar kokie rimtesni pabūkliniai, kaip sakyti, aparatai. Tai lėktuvai. Čia viena įdomesnių vietų.
Užsilipsime aukštesnę tą kalvą. Dar viena aukštesnioji forto vieta. Čia pastebėsime teritoriją, kaip stebėdavo vokiečių kareiviai. Kaip pasilenkdavo. Ir bet tokiu būdu stebėdavo teritoriją. Galvoju, kad jie pro tą skylę ginklus iškišė. Tai žinoma, blogiausiu atveju. Čia važiuodavo, jeigu nebūdavo pavojaus. O jeigu būdavo pavojus, tai bandydavo pačia žiūrėti. O čia būdavo geras žiūrėjimo takas. Tai va, čia tokia aplinka, toliau žiūrim. Toliau žiūrim forto aplinką. Tai numtės. Vėl kraštovaizdis įdomus. Čia matome iš vis miestą, iš vis. Bandam žiūrėti. Vėlgi stačios nuokalnės. Gerai, tai aš tas. Tai pačiausiai dabar manau pažiūrėti įdomesnį vietelę. Tipinis fortas vieta. Vėl matos kaip ir balai. Grinai tipinis fortas. Fortyje nieko nesiskiria. Tu palietus gali užsikėsti daugumą ligų. Atsakyk, žinoma, nieko adatų. Taip galvoju. Ko aš čia tai nežinau. Eik, tu savo čia 5 metrai žemyn. Ai, čia gal liftai būdavo. Liftai? Nežinau, žinok, žmogu man nori. Rodyk man biškai. Pažiūrėk. Čia jau gilu. Čia kaip 5 metrai. Su kokiam virvėm gal nusileistume pažiūrėti. Kokia šachtas. Čia kas Mes yra? neturim įrangos. Čia lygiai 5 metrai. Čia manyčiau yra kaip nusileidimas, gal greičiau numesdavo kažkokius reikmenis į pirmąjį aukštą. Žinau, bet... Kai įsivėliau kameras. Taigi apžiūrėjome šią vidinę pusę. Tai va, vidinę pusę apžiūrėjom. Dabar žiūrėsime kitas foto vietas. Pagal viską manyčiau, teikčiau, jog čia yra kitas įėjimas į tą patinę dalį, kai filmavome prieš tai. Bet įėjimas. Na, čia toliau. Nu jo, čia buvo čia daug kas, žydai buvo žudomi. Taip atrodo kaip kokia grino oro vietelė. Įdomu, kas čia dabar daiktas. Čia dėl su fotu neįtin susiję, bet kažkoks įdomus. Tiesiog virvė, čia gal kažkas... Jungia, čia gal koks tašas. Čia kažkas susijęs kažkas. Tais lynais, kai gali tik... Nes grinai ta tokia kaip A, tavo kuka. pėdai buvom kažkas. Nu, pažiūrėjom dabar. Ėjom į dešinę, Deividai. Yra veiksmo. Dešinėje kažkoks veiksmas. Ir čia taip pat. Veiksmas dešinėje. Veiksmas kairiai buvo. Nu, jo, dar čia žiūrėk kažkas yra. O čia žiūrėkit, va, kažkas yra. Toks tipinis fortas. Štai kita vieta. Neskubame filmuoti, nes žinote... Čia malkis. Čia yra malkinė. Dar vis naudojama, kai keistuoju. Tikiuosi nieks... Keista, kad ant tą fortą dar nesivaidena. Va, čia kaip tai dalykas, čia panašus dalykas, kaip prieš tai filmavom. Keista, kad čia nesivaidena. Jis būtų prikolu. Čia matome kažkoks tai kitas išėjimas. O, čia veiksmas. Čia kitas išėjimas. Čia neįtin įdomu. Jau primena 6 fortą man. Varom. Tokių tunelių.
Muziejus tai gal tik viena dalis jo. Ne, žiūrėk, muziejus tai skaitomas, jisai nėra oficialiai Šekspyras. Jis neoficialiai paskelbtas muziejumi. Čia neoficialus muziejus, jis sakė tiek. Čia, man atrodo, senė žydų pelenai smėlį pavirto. Žiūrėk, atsaik čia. Čia. Vat kai įdomu, tai dar bandom. Senovinės akmenais. Bandom, bet tai konstrukcija byloje jau primena į 6. Nu, grynai, jau išmokti. Va. Čia jaučiasi neįtin geras, nemalonus kvapas. Tai gal... Malonu gal vietą. Čia dingsiu. Ten bišalų labiau. Šių laikų. Šių laikų čia. Šių laikų mūsų kaip sakyti, nelaimėjai. Taigi yra daug spotų. Kažkai keistai vaikštai. Ne, mes irgi dabar ant kalno, bet pažiūrėsim, kiek čia kas matas. Reikėtų biškį ant pasakyti. Taigi tau užpiškinu ant kalno. Fuck, per status. Grynai reikia eit procentą. O, šiol įdomią vietą. Pavyko! Pavyko, mama mija. Kokį man viskas. Čia matome tą pačią vietą iš viršaus. Reikia atsargiai. Karočią paučią. Nu va. Žodžiu, viskas matosi. Matyti, eisime. Gal mano labai eiti ten. Einam viskai iš eilės. Tai negrįžtu var gal. Viskai iš eilės. Žiūrėk, tipinės forto sienos tokia turi būti, žinai, Va. kad nepabėgtų niekas. Pafilmuosime tipinės fotų sienas. Tai tokie grynai žydai nepabėgtų. Šiaip gan įspūdingai atrodo. Va, mano kaip upelis toksai, matot? Va, įspūdingai gan atrodo. Ir kad lopai, žinai, paskestų ir net nesugebėtų. Šiaip įspūdingas kai reginys mūsų. Nu, čia grynai nuo tų žydų apsisako. Juos reikėjo apsaugoti jiem, bet jie nedėjo apsaugoti. Bet šiaip čia vokiečiai mažai buvo užgrobę, tai čia gal nepadai žydų. Čia gali šiaip kalinių gali įvairių būti, lietuvių. Čia toks grynas sielas kaip kalėjimo, toks nepabėgtų. Arba labiau sunkiai. Tais laikais. Dar daugiau informacijos pasakysim vėliau. Gražios vietos tikrai. Tos įdomios stilistikos. Tas mano filmuoja, tai tikrai. Na ja. O, žiūrėk. Įdomi vieta. Bandysiu šokti ant jo. Slipau. Palauk. Šoktel. Kažkokia bullshit geriau. Šok. Įspūdingai atrodys. Šok. Kas jau? Čia ką, į vidų jau? Ai, nu čia šauti. Vėlgi. Stebėjimo įvairiais punktai. Bokštelis buvo. Irgi šaudydavo jie. Bandom toliau žiūrėti. Šiaip daug vietų nesimato iš tolo žiūrint. Tik kaip eini labai arti va. Kaip ir šita pačią vieta. Nesimato net iš tolo. Šiaip čia atnaujinta mato. O čia žiūrėk kažkaip. O! Čia šunys kažkaip arba žydų lavonus gal sumes. Čia vėlgi ir 6 ir kitose fotos man panašius dalykus. Man atrodo, čia gal žydų lavonus sumesdavo. Kai lavoninė atrodo, taip sumeties ten visą. Ir padėki gal. Tai va. Tai gali būti, sakau, čia irgi įdomių vietų. Žiūrėk, šikna. Toliau, kas čia dabar neta? Šik čia Nu čia, žinau, čia įdomių lietuviškų šiuolaikinių šikna visą. pasakymų yra. Gal prikolų. Čia, va, šitas kumas, kad tik buvom, dabar einamės tiesiai. Reikia filmuok savo dabar biškį. Kodėl? Nu, eis, save. Foto. Na, man to rašinėjau, reiks skatų grįžti. Tai va, žinot, va. Tai va, vyksta mūsų tolimesnis tyrimas. Nu, čia va, eisim labai šitą. Filmuojama dviejais Skydėlys. būdais, dviejais fotoaparatų. Nu, lenda. Ai, čia bullshit. Mobiliais telefonais. Bullshit. Ne, man geriau tą bokštelį dabar užlipt. Sužiūrėti. Lauk, šitą pažymį mes apatinė vietą, nes paskui tik negrįšim jie. Ačiū
čia bullshit. Jo. Išbetonuotas. Bet yra įdomus dalykas. Yra įdomus dalykas, toks kaip šitą skylė. Nu tai vėl jaučiu kažkokius lavonus. Ar kanalizacija čia buvo? Čia vanduo. Čia iš vis labai daug kanalizacijų šitoje vietoje, galiu pasakyti. Nu. Čia šiaip buvo siena, bet matau užmuita. Čia kažkas gal baisaus įvyko, gali būt. Šiaip kažkas netikėto. Arba kokie lobiai paslėpti, gal čia ginklų sandėlis buvo. O, matom dar vieną skylę. Kažkokiai kanalizacijos, ten reikia viršų. Dar vieną skylę. Va čia, man atrodo, ne taip statu bus. Galit va. Va. Nu lipk, nu. Toks mataisi. Po to aš nustosiu filmuoti, nes reiks užlipti. Tai tu užlipk, aš po to nustosiu. Nu. Nu, bliau, greičiau pačiam reik lipt. Nu jo, aš nustosiu tada. Užsilipau gan įdomi vietelė. Vėl matome tą kitą bokštelę, kur buvom prieš atėję. Tiesiai. O dabar esame kitame bokštelėje. Šis bokštelis gal šiek tiek geriau įsilaikęs negu praeitasis. Irgi gan įdomiai atrodo. Bet elektros niekad nėra. Jo. O jie jungia gal ant tako. Iš viso čia nieks nereikia, žinau. Čia visi esame gan fotos. O jau metat plytelės nesutaisytos. Įdomi irgi vieta. Šiaip gal šiek tiek autografiškai matas viskas. Pabandysiu nusileisti vėlgi tais pačiais laiptais. Mūsų įtartinaisiais laiptais. Bet daugiau nusileidimo būdų paėmėt ranką. Bet čia nėra aukštai, galėtume nušokti. Aš darželių šakinėdavau nuo to. Ja. Tai biškai kojas paskausta, bet šiaip. Šitas juda labai smarkiai. Nu, štai. Nulipom, dabar bandysim žiūrėti dar vieną vietą. Čia kažkas yra, va. Va čia jie. Gražus obelų. Proskina gražiai obelų. Reikia nesenai pasodinta. Pagerinti įspūdį šios foto. Nu, parodysim dar vieną kažkokią vietą. O, čia netgi džibintas yra. Matyt, dažnai kas lankosi. O žiūrėk, tie tokie, kaip būdavo per antrą pasaulį. Ja. Aš čia Štabai. biškai įtartina biškai pačiai ne. Vien žodžiu bullshit. Čia irgi užblokuota vieta. Galim pabandyti pačiai, ar neužrakinta. Čia kažkoks įdomus statinys. O čia kas? Kaip skydinė panašiai būtų. Senų laikų skydinė. Įjungta, išjungta, nežinau. Žinai, toks ateina Hitleris į viršų, į apačią. Ir vis pakato. Hitlerio style. Vis pakato. Žiūrėk dar. Hitlerio style. Achtung minen. Supraskite. Nu, nežinau vokiškai. Išvesime iš šitų žodžių, taigi galėtų būti. Štai. Bet čia užrakinta, nelabai galim čia įeiti. Da bent nu hackintum skydinę. Piklokint. Žiūrėk, grįžti tą duobę. Gal pavyzdžiui, dabar biškis tos man labai sudomino tie. Ant pasaulinio karo tie. Ir tie, žinai, tie vėlų tie. Nu, tai tipo vėlas po to uždėdavo tarp jų. Jo. Tai pasimaudavo šiaip. Nu, tai ten grinai per Normandiją irgi mačiau būna. Čia kažkas, tikrai čia kažkas lieka kažkas veikalas. Tai muziejus yra. Čia biški neįtin švalia aplinka. Nu, va čia įėjimas buvo. Štai čia įėjimas. Čia įvesdavo kalinius į šią vietą.
Skaitomas įėjimasis. Skaitomas. Ten žiūrėk kažkoks namelis. Vaikai, da. Ten. Nepažiūrėt. Čia šiek tiek už forto ribų netgi. 7 forto ribų. Einam vietą. Ką čia pažiūrėt? Čia kai kameros. Paskendę. Botų reikia. Oi, čia vandenuko dažai. Aš žinau, vandenuko, nežinau, matosi. Čia visur vanduo. Mat. Visur vanduo iki pat galo. Čia taipogi vanduo. Darysim ką šuolį. Šleidame vietą. Irgi šlapas. Nu, čia šlapoka. Jaučiu. Jei nebūtų pilietė, galėtume aiškiau matytis. Na, čia šiaip dabar duobės, realiai. Dabar grįžime atgal. Jo, visi duobės, iš esmės. Vien duobės. Kebabą kažkas valgyti čia. Čia daug kas lankus. O, palaida biškį. Pažiūrėjom, kad čia tas įdomus dalykas. O. Čia įdomi atviza kinematografinė. Čia gan nemažai vandens. Gal čia per daug pavojinga vieta. Bent dabar šiuo pavojinga jinai. Filmuosim gal vėliau ją. Kai lipam aukščiau. Tęsime kelionę. Pabandysime pažiūrėti likusias vietas. Pasuksime šioną pusę. Gal bandom pavaryti štai ten. Čia tai muziejus. Taigi, mes tęsime kelionę po fortą. Bandysime dabar eiti mes link mūsų pirmos vietos, kur buvom. Jie bokštelio to paties. Va, matos, iš čia. Bokštelis. Pat bokštelio. Bokštelio paties. Ten toliau dabar šitą vietą grįžime. Tas filmavimą. Tiesioginį filmavimą su priekinė kamera. Taigi matome, kažkas čia yra. Čia žinoma muziejus, bet nepaės įdomiausia dalykai čia muziejui. Čia tiesiog muziejus. Matome, čia iškabinta. Dirba čia žmonės, va. Dirba žmonės, mašinas rinkinėja. Suvykla. 7 forto suvykla. Įdomi. Pasinaudot pastatą. Nu ką, kam nauja statyta, ne? O kam nauja? Senienom reikia. Nu. Tai va, tai čia dar kažkokių įdomių vietų. Gal irgi net naudojamų. Va viena iš tų vietų įdomių. Skapam žiūrėti.
Na ir vėl, aišku, užrakinta vietovė. Beveik peržiūrėjom visas vietas, kurias įmanoma buvo peržiūrėti. Nu, tai dabar dar jo. Pažiūrėjom, šitas vietas dar biškai, kai kurias truputį nematytas vietas dar pažiūrėsim. O čia kažkoks sakinys įdomus tipo. Kepykla kažkokia. Mokykla žmonių. Ne, čia tas bokštelis, bet reikėjo. Tas kaip būdavo, stebėdavo dieną, Gali būti. Mane sudomino šiaip švida vidaka. Čia įlūžė. Čia staklių kažkokių yra. Pafilmuosime su naktinė filmavimo kamera. Beveik tie akinimai įvairūs. Toks kaip šeštam, mano. Čia vandens nėra. Kažkoks ESG. Čia staliukas netgi. O, daugiau foto aplinkos. Įstiklinta netgi. O, matote, aplinkas. Čia netgi įstiklinimas. Matyt, autentiškai išlikęs koksai palikimas. Vielų daugiau. Graži proskyna. Čia vat šulinys, pažymų čia. Čia kažkaip neturi esant išėjimo jau čia. Čia buvom jau. Čia buvom, bandom čia pažiūrėti, kas gera. Čia nebuvom. Aukščiau slikinės čia. Myčiau. Nieko gero čia. Buvom grįžti atgal vėl. Gaidės tik. Grįžtam greituoju būdu. Staigiuoju. Dabar čia va tas bokštelis, kur kalbėjo prieš tai kolega. Kaip manoma, čia buvo kažkas su automobiliais susiję. Jo, matyti, čia pirmiausia, visokius balys sruoga tokius turbūt naudodavo irgi. Študihovo lagerį. Nu, dar viena skylė likusi. Irgi nematyta. Tai yra šioji skylė. Dar viena tunelio dalis. Ką čia jau buvo, ne? Čia panašiai buvo prieš tai kita. Sakmajas, biškai. Štai gal giliausia. Aš kažkokia nemokyklė. Gerai šygas. Toks gapas
pasiklysti, kai labirintą atsidūrė. O. Du. Pašviesk čia. Pašviesk čia, Donas. Neatidarys, tai gali pašviesk čia. Nu, žodžiu, nieko gero. Teks pašviesk čia. Nu, žodžiu, susijungia čia. Štai šita vieta atrodo įdomiai. Vienas tamsiausių labirintų 7-ajame forte. Vienas tamsiausių. O, labai graži vieta. Mes čia jau matau, netgi buvome, o gal nebuvom. Ai, nič nebuvom. Čia mes buvom tik apačioj. Štai. Jau beveik visas peržiūrėta. Ten liktais nebuvo. Buvom ten dar. O jei ten nebuvo. Mes čia ėjome, ne? Nu, tai ten nebuvo. Mes buvom antrame aukšte. To dalyko, bet tie pirmame. Tai mano įva į kamerą. Taip, bet šitą ėjome. Dabar bandom važiuoti į apatinę dalį. Ir mes filmuojam šią vietą. Aidas. Jo, biškį yra. Šitą tam tikra, žinai, kaip... Ne vakuumas, kaip čia pasakyti. Kaip biškai aidas. Tam tikra kaip akustika gera. Nu. Čia. O! Čia bandai įsilaužti kažką. Kas tai gera? O dieve, čia bandė, bet kažkaip... Kas ten gera? Nežinau. Čia kažkas įdomaus. Ai, čia toks, man atrodo, pro čia vystai. Ateik čia pafimuoti, čia man atrodo įvykti. Kas vėl šis tas kūčias. Čia kažkas paslaptingo, čia įdomiau. Einam po čia, manau. Ateik. Bandom po čia. Palauk, šeikštę, aš nusimuštu. Nors buvom būkas čia. Ateik palaikysi tą. Ką palaikysiu? Šeimą nusimušti. Tu pabūk ten pastovės. Čia įdomi vieta. Šita vieta gan baisi. Šis garsas girdėdavo ir žydų kareiviai. Kada vokiečiai vaikščiodavo ir tikrindavo jų kameras, bei rusų caro kareiviai tikrindavo kalinių kameras. Matome čia įdomių vaizdų. O klausyk, koksai aidas. Čia tikrai buvo gan baisu turbūt kaliniam. Klausyk. Gali būti. Čia. Jo, aš ją filmavau. Aš ją filmavau tą vietą. Aš šitą pažiūrėt pats. Ai, nu. Na, tai patenk, ten matosi irgi. Pamačiau tas jų išėjimo. Čia yra, matosi pačia. Nes čia skylė tokia yra gera. Va. Ten gerai ateina tokia su tais batais gestartiniai. Taip, tokie garsai, nu. Mirs. Va čia matosi. Ai, čia Va tas vieta gerai dar, čia pabaiga jau. Ne, tokie lopai tokiai vietoj būdavo. Oi. Jiems nepasisekė gyvenime. Tai bandom čia pažiūrėti. Oho, čia dar giliau leidžia eiti. Bet jau manau šitą vietą buvom irgi. Gal ta dėžutė jau. My precious box. Čia giliau šiek tiek. O. Tas stigų besiskaidimas, čia buvom irgi. Kuo baisesnis. O. Bandom čia pažiūrėti. Čia nebuvom irgi. Kažkokios įpodžias. Damn, bro. Čia įdomiausia vieta. Ai, tai gal pats nuėjai. Einam, du. Eik, Donas, ant pirmo patikrink, aš žinau, vyks. Gerai čia viskas. Eik giliau. Kur tai ne? Eik giliau. Tokia biški vieta, kai įpodžiamas. Ten grinai po žeme kažkur. Čia vat įdomiausia vieta. Atrodai
tik dar reikia man tai iš čia. Gerai, Tu žiūrėk, nufilmuok. Na, aš net nepasipuoju. Atneš. Tu pasek mane, sek tam tikrus atstumus. Tai tavo, tu savo filmuok, o aš jungsiu šią slaidą. Mano flashlight. Le, man kažkaip ten nejauk, ten biškai giliai eit reikia į požemius. Man kur požemiai ten not good. Tai jungsiu geras, žinoma. Taigi jungsiu. O kas ten gero, aš net nežinau. Ten šiaip fainai tau. Va, gerai. Šiaip požemiai viskas. Ne, čia kažkokios dulkės, vau. Na, jau tik kaip Tu, dvigubai, kai jungi du flashlightą, žiaugiai matos, žiaugiai. Filmuok, aš filmuoju to. dulksta. Va, kai mes dabar bandome pažiūrėti į vieną įdomiausių šito forto vietų. Čia tokia bullshit place biškai. God damn. Tai giliausia Ne, vieta. kai čia dulkina, dūstų jau. Žuoti tas dulkės tokias. Čia ką jau pelėsi, užsideng veidą. Eina, naktį apsinuodysiu. Nes nedėrs nuodys. O, čia geras. O, čia tikrai gan įdomu. Oho. What the fuck? Čia šiaip yra, Eik čia dar paskesti jau. čia užtvinta vieta. Nu, grinai ten buvo kažkas ir paskenta. Čia daugiau nepaeiti, čia viena įdomiausia vieta šios vietos. Nu. Tai žinote, šitoje vietoje yra ginai, kaip pasakyti, ginai jau yra užtvinta, jinai čia iki nusipirkti, gali tavo tik. Man atrodo, čia gal, kai bėgom Čia ten. Žiūrėk, čia gali būti, Šiaip užtvindė šiai. Čia, man atrodo, viskas buvo suplanuota. žinok, Užtvindė. čia gali būti kalinių, kaip pasakyti, tau celės galėjo būti irgi. Bet einant laikui, Kokius lobius ten patvindėje. gali būti. Bėgdami iš. Tai gali būti, nes čia tokia vieta, tai... Man atrodo, čia- Tu pažiūrėk, matai šitą, pavyzdžiui, va šitą matai? Va šitą va kaip Šiaip baką, keista, ne? jeigu- Jam tikrai jau kokį 50 metų, gal daugiau, gal 60, gal 70. Čia kaip sovietinių laikų jisai stovi. Nu. Čia man buvo žmonių, čia man Čia šiaip reikėtų atkasti ten kur nors po vandeniu, kur nors atsidurtume įdomu. Bet mes neturim technikos. Šiaip jau, taip, žinok, kiekvienas žmonės po vandeniu irgi nes, ta kiekviena tokia. Nu, mes čia atrastume ką nors. Čia tik išorinė dalis, dar yra vidinė dalis. Tai yra vidiniai tie visi požymiai. Antras fotas iš vis užpildytas. Tai šitos vietos irgi gan įdomios. Arba reikėtų pompą atsinešti čia kam nors ir tiesiog tą vandenį išpumpuoti. Bet tiesiog išpompuoti vandenį. Bet gan pompa dar bus gan stipri, kadangi iki Nu, čia daug kokias. privežti iki pat tonos viršaus. čia jau vandens. Tai va, šito vietą daugiau nelabai pasieksi. Bet čia interesting. Šiaip įdomi vieta tikrai. Ką bandyti dabar Čia kitus. kažkoks kvapas geras. O tai čia grinai pelės, nes čia žinai nuo drėgmės jį. Gal čia kaupėsi. Mano tėvas buvo, tai jis negalėjo normaliai užsiimti keramiką. Tai va, žodžiu. Kas būna žmogui nuo pelės apsinešęs? Labės. Kas jam atsitinka? Aš žinai labai sveikai. Tai tipo nieko neatsitinka, tik kad nesveika. Gal kiekvieną dieną nesveikai kiekvieną jausti. Ne, čia toks kvapas lievas. Nu, pom. Tai va, Ai, čia šiaip bullshit. čia toks mažesnis vietos. Nu, žodžiu, ten įdomiausia buvo, bet Čia tikrai viena vieta buvo. Įdomiausia. 7 forto. Na ką, kilam aukščiau pažymti kažką. Atbraila. Ten matome. No shit. Taip, einant duoti nors užkilti virš. Na čia pažiūrėsiu. Oh shit. Bet čia grinai, man atrodo, tas vanduo, kur matei, buvo prie tos sienos ir paplūdo į tos tunelius. Čia buvom, mes kaip neėjom čia, smini. Nu, Štai vieta. bet ten tas vanduo, kur prie tų sienų Jo, gali paplūdo būt. į tą tunelį, nes jis... Gali būt. Jis gali anksčiau buvo dar aukščiau. Arba tas tunelis buvo, ten grinai, va, ten buvo koks įėjimas, išėjimas, tai vietą, tokie įeidavo čia. Tai... Jo, gali būti pastatas šeimas. Nu, tokie įeidavo. Nežinau, jeigu, pavyzdžiui, apgultis, ne? Jeigu apgultis, tai reikia dingti iš čia. Grinai, reikia taip išbėgdavo. Tai tikrai jie po apačią eina. Tikrai po apačią eina. Nu, kaip bandom dabar? Gal buvo, jie bėgo ir po to užtvindė ten, kad kiti Gali būt dabar? Pasauliu. Dabar bandysime mes eiti ton pusėn. Ten eisim. Žiūrėsim, daugiau žiedų apžiūrėjom, tai dar paskui vėliau patęsim filmavimus. Dabar einam toliau. Einam dabar mes. Čia kur einam. Einam dabar
Žemyn ten. Sakydavo čia, gan statu ir ačiū. Prabėgti tiesiog. Na šitą. Dabar reikės išbėgti kitą kalną, bet visi be statučių. Pas mane ant telefono monte nerimsta rašinė. Jis nori varyti jau. Jau reiks varyti mums link chatą. Fuck it. Tai čia beveik viską turėjome. Nu jo, čia tik įdu, da. Dar liko šis atsiūs. Jo. Gal ant to kalno nebuvom šiaip. Kažkaip neužvaryti. Nu kaip užvarom, ne, gal... O, žiūrėk, čia tiek. Įsibėgėjom, va, užžiūrėjom. Jo, dammit. Antrą kartą bandau. Ja, toms inercijos sunkiau. Nu, aukščiau. Toks... Ha! Oh, nigga! What the fuck? I made it! I made it! Čia pati vieta, kaip ir buvom. Pabandykit nuo čia atsidurti. Daugiau į neįsės, tai iki to. Nu gerai, aplinkui, papačiai, jo. Filmuok, jo, gerai. Aš viršų. Taigi, aš filmuoju viršų, tai filmuoju apačią. Ką sakai? Pafilmuok mane čia. Oh yeah, man. I'm so high. Eim čia, apėjimą čia teik. Čia bullshit dabar čia. Ateik. Kas ten gero? Nieko nėra yra. Nuėjom pažiūrėti. Oh shit. Gan statučiai irgi. Čia šlykštų biški. Šlykštus nusileidimas. Slidus šlykštus nusileidimas. Ui, da, smilgas. Čia einu. Tai mes čia buvom, žinau. Ai, buvom? Ja. Šiaip nesklandom. Tas... O čia buvo tokia malkos? Šitie buvom. Buvom. Jau čia. Nu, žiūrėk čia. O kur yra tas mūsų gangstėjiškas šeimas. Dabar jau vakarėja. Jau vakaras. Šiek tiek. O! Aiški vieta. Centriukas. Mums čia sukti. Žodžiu, viską beveik atėjom. Beveik. Band labai jau. Galima pasako gangstėjišką išėjimą. Ir ten. Maždaug. Filmuoju 18 minučių. Gerai. Nu, 12. 10. Kai filmuoti stabiliai, žinai. Tai labai lėtai stengiasi pakeisti vyksta. Su viena ranka, tai man stabilumas. Tai ten filmuoju labai tiesiai, taip, žinai. Tiesiai. Juda, žinai.
Jo, bet tiesiai filmuo. Nes tau pasukimai nepatogus, man tai patogus. Eisim į savo bokštelę. Bet we go. Mes eisim tiesiai, žinok. Eisim mes po savo gangsterišką išėjimą. Čia yra vienas išėjimas. Ir bandysim grįžti vieną. Nes ten fainesnis. Žiūrėk, nieko nėra. Linksmų žmonių, čia tokių fainesnių žmonių. Dar užsaisim bokštelę filmuoti vakarinį vaizdą. Foto. Merfi. Šaršės. Nes aš šviesos apsinešiu, belia kaip. Aha. Belia kaip jinai atneša. Nes tokie ryški žiūrėjau. Jo, šiaip jo. Jau dabar nesustipu, kai tada filmavau, kad tave žiauriai jau negalėjai skaityti tam. Jo, aš sakau, aš sakau. Per žiauriai šiandien. Bet man telefonas pastebėjau, žinai, kas daro. Labai gerai eina ant low light'o. Man jau greit baterija, kad tai įsitikčiau jau. Kas manau, daug yra. 15%. Tai nieko, visam daug. Nuvarom į tą mūsų bokštelį patį, pirmąjį aplankytą. Nu dabar panaudojom savo inerciją ir vėl užšopėm į kalnelį. Į kalnelį tolimą, kalnelį artimą. Čia kai tie kalnai, kaip ten yra. Piliakalnį gal, ne? Ten atsimenu. Tokie irgi žiaurus. Ten bent būdavo tokios kovos, tai nelaikyti. Jau mirė mano flashlightas, dabar liko tik tavo flashlightas. Mano mirė, įsipašyta. Kaip taupo. Gerai. Tai kopsim į kalną. O vėl mūsų bokštelis. Kopėme į savo bokštelį. Sąjūdybė. Koja tik gerai. Tam palaikys dėžę, man. Lauk. Tau į kopą man reikia. Ateik čia. Kaip man ją dabar paimti, lauk. O. O. Na, daug kitą dar. Ne. Kaip normalus, tai lauk. Dabar parodysiu jums vakarinį vaizdą. Štai kaip fotos atrodo naktį arba kaip sakai vakare. Šiandien neįti matosi, kažkas jame dar dirba. Kažkur tolumoje girdisi mašinų gausmas, girdisi policijos gaudymas, girdisi veiksmas. Bet čia yra Kaunas, čia yra fortų tvirtovių miestas. Apsaugotas ne tik pačių lietuvių, bet ir caro valdžios. Ir daug apsaugotas buvo. Tai viena įdomiausių vietų Kaune. Viena urbaniškiausių vietų Kaune. Viena širdį suvilgančių vietų būti. Tai vieta, kur rekomenduoju apsilankyti visiems. Tik atsargiai, nedarykite tokių nesaugių veiksmų, viską darome mes. Tai štai šita vieta yra viena. Tai yra tiesiog Kauno, kaip sakyti, dalis. Tikroji dalis Kauno. Tai toliau. Tai aš pradėsiu filmuoti vietą. Taigi, čia yra vainatis. Ne, neapsineš nuo tos Čia šviesos. kažkas, žinokit, atsidaro langą, žiūrėkit. Nu, O, tas antro pasaulinio karo laikų. Bullshit window. Ai, žiūrėk su vėla biški. matai? Užlokintas. Gerai. Dabar čia pafotkinsiu aš. Vieną filmuot. Jau 2-3 minutės filmuoju. Gerai. Aš atinu fotkinti. Bet taip, žinai. Čia vis dar išklymo foto šitos aplinkos. Čia labai gražiai to. Čia yra gražiausiai to čia. Gerai, dabar
Taigi, filmavimas tęsiamas. Vis tai bandysime nusileisti iš tos vietos. Nuo šios apartmentas. Atsidešė. Na, kaip tu dabar su to mašininis leisi? Filmuodamas. Ne, tu atsargiai ten Tu priešas. filmuok, o aš Ai, tu geriau nusileisi iš to pados package. Lygiai tai daug tokios, o. Tai įsienės flashlight. Ai, nu tada aš pats nusileisiu. Jo. Jo, taip filmuoju dabar. Aš lipu žemyn. Bet kuo toliau tos sudėtingiau lipti, nes ir tamsu darosi, ir slidu, ir Reikia žiūrėti po kojom. visa kita. Nestabilu labiau. Nu, batai mėšlė buvo dabar. Jis slidus kaip... Jeigu tai ne kažką. Žiau ne kažką. Tai kojas. Kojas! Užlinksta. Gal aš už džombą darys gerą. Giliau nepanašiai nieko. Easy. Visi įrankiai lygtais čia. Visi. Ką jau. Mūsų kelionė įvykiai. Išskyrus va. Šitą vietą kaip viena vieta, matote? Šitą filmavimą. Tai va. Tai toksai mūstas Kauno. 7. Kauno tvirtovės 7. fortas. Čia buvome. Čia. Čia bažnyčia aš nusileidė buvau. Čia esu gražesnis, čia man gražiausias. Čia gražiausias leidimas. Čia man gražiausias. Tuos status kalnas mes šį lipom. Mes užlipom kažkaip visi. Reikia užlipti lengviau jau. Okay. Hop. Nu gerai, grįžtame į savo pirminę poziciją, kur ir atėjome. Dabar gangstė vietelė išeiti. Mūsų bokštelis vėl, mielasis. Nubėgėme keksito. Run for your lives! Oh fuck man! Oh shit! Oh. Bisschen nutiškėme, ne? Šaka. Staiga tokia užus. And this is our exit zone. Like real gangsters. Now. Oh yeah. Oh shit man. Oh shit. Taigi čia buvo Kauno tvirtovės 7.